Labą rytą, draugai. Na, gal, 5:30. Galim startuoti. Jo, viskas, kaip sakant, pagal planą. Tai kavos pasiėmėm, į apsą pažiūrėjom, viskas tvarkoj. Leidžia pasimti priekabą, vadinasi, jau atplaukus. Iškelta, vadinasi, iš kelto, stovi, laukia mūsų. Da, čia reikia iki galo davesti. O, biškį atnaujino apą, kažkas jau biškį atsirado papildomai po terminalo. Nu, o, QR kodas yra. Gerai. Tai vat. Pašalė. Neblogai. Šiaip rodo -5, bet man atrodo biškį daugiau ir kokia -6, -7, nes vis tiek mašina Vibasta dirba prie mašinos yra šilčiau. Nu, nesvarbu čia. Nesismulkinam į smulkmenas. Jo, fainiai vakar dar mašiną nusiplovėm. Keliai, o sausi. Nu, nėra tokie sausi, bet ir nėra tokia žliūgės, nėra kaip būna lyja, šlapdirba ar statybose. Tai ką, važiuojame mes dabar tą į Breiviką. Čia 10 minučių mums iki Breiviko. Pasimti priegavą. Žiūrėsim, kaip ten pakrauta. Net pačiam man įdomu, koks ten bus chaosas priekavoje. Nes ten tokie jau nestandartiniai tie vienetai įmesti. Tai jau, kaip sakant, gali būti jau chaosas, užkrauta viena į kitos ten paletės. Ir stokiai bringia. Pirmas iškrovimas mums yra, reikia pirmą ten išsikrauti. Jau ten laukia iš ryto jie, matai, nori išsikrauti ir jau kitas mašinas jau krauti toliau, kada eitų tie kroviniai. Jo, ir ko gero bus tie, kaip visą laiką, dar man sakė, tipo, sakė, nesumaišyk raimi, sakė, tokie patys vienetai yra, tos įpakavimai, tos dėžės didelės ilgos ir į Verdalės ten į šiaurę. Tai sako, nesumaišyk. Tai vadinasi, daugiau jų yra, tai gali būti taip, kad beveik visas krovinys bus sukrautas ant tų medinių dėžių. Ir bringia kokias porą palečių jaučiu per rampą iškrausim, o likusias reikės iškrauti per šoną, nes per rampą kaip iškrausi, kiti yra sukrauti ant viršaus. Nu tai čia, karočią, bus įdomiai. Nu pažiūrėsim, kaip čia bus pakrauta. Širdis jaučiu, pagal praktiką tai bus chaosas priekaboj. Į sveikatą, kas negėrit kavytės, prašom, rekomenduoju. Gerai. Einam, pažiūrėsim, čia apsižiūrim, kas čia gero. Čia diržiai yra. Oho. Na, ten medinės dėžės, tas bus vyras. O kur speira? O kur... Ai, vo, ten bačkos yra. Speira, marods. 1, 2, 3, jo. 1, 2, 3.
O tai 3 dėžės ir ten šalia viena yra 4 dėžės. Tai viena dėžė bus iškraunama. Nu, čia biški chaosas. Gerai. Tęsiam apžvalgą priekabos. Viskas tvarkoj. Spyna. Gerai, liežuvis nusileidęs. Atsidaroma bera žengo. Tai va, tai ką, važiuojame dabar į Stokę Bringą. Išsikrausim tą Nyros, pasiliksim Nyros ir Speirą, o visą likusį reikia iškrauti. Tai ten gale per rampą iškrausim ir bandysim per šoną. Tik reikės iš karto atsidaryti šoną, diržus nusimti, kad išsitraukti per rampą tas paletes, kur stovi šalia tų dėžių. Taip reiks padaryti jo. Gerai, važiuojamės į Bringą Stokę. Verdal. Den etiketter ligger at Nyros, men ikke Nyros, det er Verdal. På siden Nyros, men den hovedetiketten er Verdal, Aker. Den overste er direkt til Nyros. Nu, išsikrovim, persikrovim Stokiai, Bringį, važiuojam į Speirą. Jo, sakau, čia planuok neplanavęs, galvoju, taip padarysiu, bet paskui vis tiek sugalvoju kitaip. Tai sako, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai va, tai kai buvau žadėjęs varyti pirmą į Nyros telemarką, bet nevažiuojam tenais, važiuojam pirmą Speirą, išsikrausim, nesivažinėsim pirmyn atgal to adarinių bačkų, nesinori, čia netoli yra 40 minučių iki Speiros ir plus gaunasi, kad manau, kad nebus jokių pietų, nieko, nebus žmonių galbūt privažiavę, tai čia staigiai išsimesim 3 paletes, toj Speirai varysim į Nyros. O šiaip būtų pasakęs dar eskim, kur geriau pirmiau važiuoti, kur pakrovimas. Tai vat nežinau, kaip čia išeina. Bet važiuoju kaip man geriau ir viskas. Tai va, tai ką galim lėkti iki Speiros, tenai staigiai išsimetam ir viskas. Ir tada paskui jau važiuosim į tą... Jo, gerai. Važiuojam iki tos Speiros.
Peira šaltoka čia, šaltoka. Eina toksai per kaulus šaltukas, bet smagiai neįdrėgnė. Tai vat lekiam dabar, po pirmo, aišku, užsukti mums reikia į kolonėlę čia dabar Hordene pasimt kavos ant šilumos. Ir tada varysim į tą Bio, į Telemarką, į Nyras firmą, ten tos 3 ilgus kolius išsikrautim. 3 vienetos, ne kolius, norvegiškai kolius. Tai va, tai ką, važiuojame mes dabar susišildyti į tą Circle K kavytis pasimti. Čia užtruksim biškį, kol davažiuosim mes tą Nyros į Bio. Tai lemba čia biškį tai tokiu breikeliu pavažiuoju, tai užtrunkam. Čia kodą reikės įsivesti. Tai va, tai gerai važiuojam tada į priekį, į kavos pasimti. Ir jeigu dažiūrėjai iki čia jau, tai galbūt reikėtų tau pasubscribint, palaikint ir kažką pakomentuoti.
jau ir atvažiavom į Nyros bio į Telemarkas. Nu, čia stojam ir per šoną įsikrautis, atsidaryti labai dabar. Gerai, einam darbuotis. Nu, čia 3 vienetai. Čia greitai išmes man jos stebudovai. Да, нет. Нет, нет. Около правого ворота. Другого нет. Да, ну. Вот. Нет. Нет. Знаю, дорогу паре шурами.
Nu va tai išsikrovėm Nyras bio, tai pasiskambinau, sako, kiek truks panašiai iki Stokės grįžti, sako, porą valandų. Tai sako, varyk link Stokės, sako, Speirą galbūt bus pasikrauti. Nu gerai, ir iš karto skambin vėl, sako, blembas, reik, sako, Kragerio. Kai toj pusėje esu, tai Kragerio arčiau čia. Man, tai sako, Kragerio sektoriu 11 palečių į Olandiją. Sako, varyk tada tenis. Nu, gerai tada, sako, varom tenais. Tai va tai. Čia be streso. Aš tenis Maroce esu buvęs. Ten tokios paletės labai. Euro paletės buvo, bet blembas nei pririšti, nei ką, ten tokie metalai sudėti ant euro palečių popierinė dėžė, rėmos toksai. Ir sukrauta tokiu, kaip metalo tokie išlankstymai iš vamzdžių,
Tai kai būtų, nežinau, kai skobos tiems lingiams prisukti, tokių nesąmonių prikrauta. Tai kai jos palaidos yra, tai nei diržą dėti, nei kam dedi diržą, tai dzin, bet tai, sakau, toksai man keistas toks krovinys, tikrai jau netentinis, kad nėra kaip su diržais normaliai pritempti. Nu, bet darai ką gali, kiek išeina. Tai vat. Tai ką, važiuojam į tą Kragero ir tenais paskui, ten bus pakeliui kolonėlė, Circle K kaip tik, bet mes grįžtant užsuksim į kolonėlę Kavukės. Tai va, tai vekam į priekį tada. Štai jau privažinėjam tą firmą čia Kragerio. Aš čia tik buvęs vieną kartą. Čia biškį sniego daugiau. Neosted. Čia mums. Čia tokia laukinė rampa. Ne rampa, čia kaip grubiai Rusijoje būdavo Maskvoje įsikrauti. Betoninė siena su atbojnikais ir viskas. Turi prisistumti 90 laipsnių kampu ir viso. Bet čia marods jie su autopakrautuvu marods gale įkraus man ir reikės su jie ketralę į priekį susitempti pačiam. Man atrodo, kiek aš atsimenu. Nu, dabar svarbiausia 90 laipsnių kampu pristumti. Čia tikiuosi jie žino, nes praeitas iki biškį užtrukau ten, kol jie sužinojo, ką čia krauti. Taip įdomiai. Kai tokiant, firma nedidelė, užsisako fūrą, kad važiuotų pasikrauti, bet nežino, kas kur ir kaip. A, jau ateina. Matyt, žino viską. Reikia smeist bugį, reikia eit dirs daryti. Gerai. Einam darbuotis. Nu va, hebra, pasikrovėm. Jo, nepatink man toks krovinys, kur, kaip sakant, nesi užtikrintas dėl kontrolės. Oi, ką iš čia. Ne, pas manęs priekab parašė priekabos numeris. UR 08 UR 08 SL teorijai.
kokį čia. Jau, vardu vatėse. Nu, nepatinka man toks krovinys, kur ir nežinai, važiuosi, kontrolių stabdys gerai, negerai. Esi pasikrovęs, pririšęs, nežinau. Nes, nu, patys matėt tokias dėžės, popierinės dėžės gaunamas, bet juose yra tie tokie dideli, kai būtų grandinėms, keltų, laivų, tokios kilpos, tokios metalinės pilno metalo. Ta viena paletė 900 kg, toną sveria, 800, nu tai ir jie, tos kilpos metalinės, ten metalai tokie laisvi sukrauti, tai laisvai yra toj dėžėjai. Čia kaip grubiai sakant, nebūtų tų dėžių į pabirtų, tie visi metalai palaidi būtų. Nu ir grubiai su diržais, ką tu gali per viršų, nu, tai aš per viršų su diržais priveržiau, pritvirtinau tą krovinį. Bet tai tie diržai, kaip spaudžia, plėšo tą kartoną storą, jau suplėšo tą kartoną, įsispaudė į tos metalinius tos kilpas. Bet tai čia nemanau, kad čia yra labai saugu. Nežinau, čia turėtų būti, kaip sakant, kokio šaldytuvui, tas, kur yra izotermos, kokiams kietašonėms priekaboms, blembas. Čia arba turi būti supakuotai tokias tas medinės, kur tos yra, tai rėmai, tos ampolečių. Tai aš jų klausiau, sakau, tie, kur, sakau, pas jūs dabar yra, ten buvo tam sandėly, ties medinės dėžės rėmai, kur tai susideda iš detalių. Sakau, tai kodėl ne į tuos dedat, sakau, nes, sakau, saugiau čia būtų, sakau, su tais pririšti, kur krovinis saugiau būtų, viskas tvarkoj. Sako, Olandai nenori mokėti už tos tipo. Tai sako, tie popieriniai yra kaip ir jiems nemokami, sako, mes, sako, kaip užsako Olandai, taip ir jie gauna. Tai sakau, čia įdomiai, čia toks sprendimas, klientas nenori mokėti, bet tai, o kaip pritvirtinti tą krovinį, nes gauna, sakau, ta paletė blembas po toną, po 900 kg. Ten kai kurios buvo 600-700 kg, tos mažesnės, tuštesnės, bet tai vis tiek, nu, nežinau. Ir sunku pakrauti tokį krovinį, skirtingos tos paletės sunkios, kaip man pakrauti tą dviašį mašiną europiniai. Čia reikia kažkokiai. Kaip man pakrauti, kad nebūtų viršsvoris tai dviašį mašinai. Tai galiu pasakyti, kad pakroviau, nu, ne idealiai, bet gerai. Galėjau dar vieną paletę į priekį mesti. Tai būtų buvę, dabar yra 18 tonų ant mašinos. Šiaip 19 tonų, man atrodo, iki 20 aš galiu krauti. Bet sakau, irgi sakau, velniai žinot, tai svoriais tų dviašių. Aš matau savo svarstyklės, mano mašina sunkesnė. Tiksliai nežinau, ant kiek sunkesnė, aš manau, kad ant 2 tonų, tai vadinasi, galėčiau krauti iki 20 tonų ant mašinos, tai vadinasi, galėjau 2 tonus užkrauti daugiau ant ašies, bet tu išskaičiuok taip tiksliai. Nu, svarbu ne per daug. Čia, o Bringas dar kraus, dabar skambinau, sakau, pakrovau, tai sako, važiuok į Stokę, į Bringą, palik tą priekabą, tai matyt jie rytoj galbūt dar kraus ar kas į tą priekabą. Čia tas, kur dviašis temps į Olandiją iš Danijos, ta priekaba jis sukeltų į Daniją. Tai jam gerai, aš tai norėčiau ant savęs daugiau turėti, bet man, bet svarbu pakroviau normaliai. Čia ne superinis pakrovimas, bet galėjau dar vieną paletę tą 900 į priekį kelti. Bet čia dėl metrų Bringui, bet Bringas irgi apsieis su tais metrais, dėl vienos paletės irgi nenumers. Jeigu ką, būna, kad ten jis lengva kokią paletę, tai jis daiktus gali sumesti priekį, atidaręs, darai šoną, priekabos ten gali priekį sumesti, vietos yra. Tai va, nu, sakau, sunku išskaičiuoti, aš esu triašis, o kabins dviašis ir dar nuspėk, kaip pasikraus. Na, aišku, čia, žinai, gaunasi biški patirtis, įgūdžiai čia turi galvoti, aišku.
pakrauti pakroviau 18 tonų. Gerai. Tai vat. Tai jau tai buvo. Tai nežinau, ai dar sakau tiems, tai sakau, kaip sakau, man pritvirtint, sakau, tą krovinį, sakau, aš sakau, ta dėžė susidraskys, sakau, aš su diržu tempsiu. Tai jie sako, dzin, sako, tas vis tiek dėžės tas popierinės, tas sako, jie jau mes lauk Olandai. Na, tai sakau, gerai, sakau, vadinasi, nežiūriu aš tenis. Tas dėžės veržiu, tvirtinu krovinį, kaip man reikia. Bet sakau, nejauku dabar, pavyzdžiui, man tai važiuoti nejauku. Tai toksai, čia vienas postas, nebus čia posto, jokio kontrolės, ne, man kontrolės postų nebus. Nu tai, valio, galim važiuoti. Šiaip, tenis ne kokie žirniai pakrauti tenis, kad biškį praplyšiau, prabiro, ten gan stabiliai yra. Nežinau, matysiu. Tai vat. Ir tokie niuansai, kartais tokie kroviniai būna, kad nu, nežinai kaip pririšti, vis buri, kaip sakant, gimdai, kažką išgimdai, bandai. Į tai aš dar specialiai rišau, po 2 diržus dėjau ten, kur 2 paletės stovėjo, 3 paletės, po 2 diržus dėjau, o palei tono ašą šiaip užtenka, po 1 diržą, ten, kur yra 2 paletės. Bet, kaip sakant, ekstra dedi, kad mažu ten, kad nepabirtų, sakau, negaila, kai net tavo diržai jau yra gauti, geriau saugiau pritvirtinti krovinį, nei taupyti ant diržų. Tai va. Tai ką tada, važiuojam dabar čia. Už 20 km bus kolonėlis Statoilas, tai reikia užsukti ten, pasimti kavos, nueiti iki Tūliko, dar reikėtų pavalgyti pietus, pauzę pasidaryti man tuo pačiu, tai būtų pilnas kompletas. Tai va, gerai tada, lekiam tada iki Stogės. Nu ką, draugai, šiandien darbus jau kaip ir baigiam viskas. Tai va čia ten, kai pasikrovėm ir nuvažiavom į tą Stokę bringą palikti priekabą, paskambino, kad tipo, rytoj reikėjo varyti, pasimti iš TFDS priekabą krautą į Speirą su tom skarbonkiam šiukšliam, presuotom skarbonkiam. Tai va tai, ką, pasimėm tą priekabą, tai va rytoj reikia išsikrauti. Ir ką, viskas normaliai šiandien, vėl tokia labai easy day, lengva dienelė tokia, ne per daugiausiai čia persidirbom. Aiškiai, valandų normaliai čia išėjo, kaip čia 13 valandų išėjo kažkokiais, jau 13 valandų. Ne, meluoju, lembas. Kiek čia? 13,5 valandų išėjo darbuotis. Jo, tai valandų nemažai, bet čia gavos daugiau važinėjimuose, nei to darbo. Tai va, tai ką. Jo, tai ką, atsisveikinim šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot. Tai rytoj neskubėsim keltis. Rytoj tik tai 7 valandą tenis atsidaro tą firmą. Tai va, tai galiu pasakyti tada iki rytojaus. Gero vakaro jums tada. Iki. Bye.